Get ready with me. Pastarąją savaitę, kai mes grįžom iš Švedijos, aš tiesiog buvau visą laiką su draugais ir dėl to buvo mažai get ready with me ir šiaip video, tai labai atsiprašau. Aš tiesiog grindinė spėdavau ryte, atsikeldavau žiauriai vėlai, man tiesiog reikėdavo sprintinti. O šiandien ryte atsisveikinau su savo šituo draugu, kurį aš turėjau labai ilgai ir pas mane atsirado naujas draugas. Žiauriai nekenčiu tokių painful spogų, pas mane jų biški išėjo iš šito spogo šiandien ryte, nes aš visą laiką dėjau kiekvieną naktį pimple patches ant jų, bet vis tiek liko. Anyway, šiandien varau susitikti su Elada, tai žiauriai nice. Nu, aš kiekvieną dieną dabar susitinku su draugiam, vakar buvau su Katažina, varėm į džimą šiaip. Ir mes darėme kardio ir apsus ir aš nebejaučiu savo pilvo. Mes darėm tos pratimus, atrodė, kad visiškai nieko ir šiandien ryte aš atsikeliu ir pas mane tiesiog visas pilvas kietas yra, jaučiasi. Ir also mes sekmadienį galimai vėl išvarom. Aš iš pradžių turėjau labai daug laiko, dabar aš vėl neturiu laiko. Ir also, kodėl vasara taip greitai bėga, ta prasme, dabar jau, gerai, dar nėra vidurys Liepos, ačiū Dievui, bet vis tiek mes greitai išvarysim, šiaip žiauriai nice, į gana ilgą kelionę, 2-3 savaitėm. Tai buvo žiauriai nice, aišku, biškai gaila, kadangi Liudvikas grįž iš Portugalijos tada, kai aš išvarau, tai mes nesimatysim dar ilgiau, bet pasimatysim jau rugpjūtį bent jau. Never mind, rugpjūtį Liudvis išvaro su draugais kažkur, tai bent kažkiek pasimatysim gal. Žiauriai gaila, kad aš negaliu papasakoti labai daug dalykų, kurie vyko, kurių, absoliučiai niekas nežino, tik žino keli žmonės, su kuriais tai vyko, bet žodžiu, žiauriai daug visko buvo ir šią vasarą aš normaliai, aš norėjau taip dėti konsiderį. Aš nesėdžiu namuose niekada absoliučiai, aš visą laiką kažką darau. Dėl to biškai paskui prisidirbu, bet, it's okay, I'm just a girl. Aš labai noriu papasakoti apie vieną tokį dalyką, kuris dabar vyksta su manim. Nesakysiu tos panos vardo, nes tiesiog nereikia man ramų. Žodžiu, aš su ta pana niekada nebendravau, neturėjau nieko bendro. Ir ji tiesiog negali apsispręsti, ar aš jai patinku ar ne. Tiesiog, aš genuinely nežinau, kas vyksta tos panos galvoj. Bet ji taip keistai elgėsi, jinai ten pastoviai mane followina. Ir aš tiesiog būna kartais man išmeta notificationas ir aš būna tokia, okay girl. Ir dabar ji pradėjo tiesiog followinti mano visus beveik mutuals per Instagramą, kurių ji apšė nepažįsta. Čia yra nada deep, tarasme, do whatever you want, bet man tiesiog buvo toks alright, nes mano visiems draugam keista yra, bet, ką žinau. Tarsi, aš esu tas žmogus, kuris niekada nenori su nieko turėti beefą ir neturi su nieko beefą. Tarsi, dabar jo yra žmonių, kurie man nelabai patinka, bet yra tam tikros priežastis, bet aš gyvenime nepasakyčiau, kad čia mano op, ar ten aš beefinusi. I literally don't give. Aš tiesiog manau, kad gyvenimas yra per trumpas, kad turėti kažkokį ten labai ops ir galvoti apie juos ir, nežinau, leisti laiką ir savo energiją jiem. Tarsi, jeigu, pavyzdžiui, man net nepatinka visi žmonės, tai kaip aš galiu tikėtis, kad aš patiksiu visiems? Obviously, ne, ir čia yra visiškai normalu. Ir also reikia visada prisiminti ir turėti in mind, kad visi žmonės turi skirtingus experiences su tam tikrais žmonėmis. Atsiprašau, kad tiek daug anglicizmo, bet žodžiu, pavyzdžiui, jeigu kažkam nepatinka tam tikra pana, bet kitam žmogui patinka, tai, tu negali sakyti, kad vis dėlto jinai yra bloga, nes ten man su ja nefainiai kažkas vyko, bet su kitais buvo all good. Nežinau, ar tai make sense. Also žmonės, kurie, pavyzdžiui, tiesiog susidaro nuomonę apie žmogų, kai jo net nepažįstam. Čia yra tiesiog tai vaikiška, nors suprantu, kai mažesni vaikai taip daro, bet kai jau vyresni taip daro, man tiesiog yra toks, kur taip. Okay. Pas mane nėra jokio tikslo, nežinau, pakeisti nuomonę žmonių, kurie manęs visiškai nepažįsta, bet tiesiog, kai aš daugiausiai išgirstu, ne daugiausiai, bet vis tiek, išgirstu, kad ten žmonės, kurie gyvenime nėra manęs suteikę, pamatę, nežinau, bendravę, visi sako, kad aš turbūt esu labai pasikėlus.
Čia yra tiesiog didžiausia propaganda pasaulyje. Ir kartais, I wish, kad aš būčiau pasikėlusi ar ten kažkokia, nežinau, nes aš tiesiog kartais tiek daug darau dalykų, nežinau, dėl savo draugų ir panašiai, kad man tiesiog paskui blogiau būna. Aš ką tik suradau, kad mano 2 favorite lip lineriai pasibaigė. Šiaip, žinot, man taip patinka kalbėti apie tokius psichologinius, nežinau, dalykus, kad aš manau, kad aš gal padarysiu atskirą, ne rubriką, bet sak, gal per Get Ready With Me daugiau kalbėsiu kažkokiam tokiam temam. To prašau, prašykite komentarus, ar jums būtų įdomu, ar ne. Visus baisiai myliu, bučiuoju ir iki.